Sveikos mielosios, šis video yra skirtas pasimatymui su NYX kosmetika ir jame ne tik išbandysiu produktus, tačiau ir parodysiu, kaip greitai bei nesudėtingai pasidaryti vakarinį makiažą. Na ir žinoma, pradėti vakarinį makiažą reikėtų nuo puikiai atrodančios odos ir aš jau pasidengiau kreminę pudrą, tačiau prieš ją dengdama aš panaudojau NYX Angel Oil makiažo bazę, kuri yra be aliejų, todėl tiks ir riebią odą turinčioms merginoms. Jos užbaigimas yra toks labai švelnus, velvetinis, sulygina odą, sumažina poras ir labai lengvai ant jos dengiasi kreminė pudra. Taigi šio produkto dėka jūsų makiažas atrodys ne tik geriau, bet žinoma ir išliks ilgiau. Na, o toliau einant prie odos, aš čia turiu tokią ypatingą highlighterių paletę, kuri vadinasi Strobe of Genius Illuminating Palette. Ir iš tikrųjų ji atrodo iš pirmo žvilgsnio labai keistai, dėl to, kad turi labai daug spalvų, tačiau iš tiesų jos visos yra panaudojamos ir pradėkim, tarkim, nuo pačios pirmos didžiausios spalvos, kuri yra tokio auksinio smėlinio atspalvio highlighteris ir jis tikrai atrodys puikiai prie vakarinių makiažų. Antrasis yra toksai daugiau bronzinės spalvos, kuris tiks tamsesnę odą turinčioms merginoms ir žinoma pats šviesusis perlinis, tai labai suteiks ryškų tą pablizginimą, tą highlightą, todėl juo siūlyčiau dengti tas vietas, kurios jau yra pačios aukščiausios ir į kurias norėtumėt labiausiai atkreipti dėmesį. Tarkim, jeigu dedat ant skruostikaulio highlighterio, tai tik ant pačios aukščiausios vietos vos užtapšnokit to perliuko ir tai atrodys tikrai ypatingai, šiek tiek gal per nosies centrą galite uždėti, taip pabrėžiant nosies plonumą, ar ne? Na, o keisčiausia, žinoma, tai su šitom spalvom viskas kaip ir aišku. Pasirinkti galite atitinkamai prie makiažo tinkančią spalvą bei atspalvį, taip pat prie jūsų odos. Na, o ką daryti su šitom viršutiniam spalvom, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo tikrai labai keistai, ypatingai ta violetinė ir ta geltona spalva. Tai žinoma, galima panaudoti šias spalvas ir po vieną. Jeigu norite tokio išskirtinio labai makiažo ir turėti tokį auksinį tą atspindį, tai galite drąsiai naudoti tą geltoną. Ji iš tikrųjų atrodo labai geltona, bet kai pasiskirsto, tas geltonumas gaunasi tik tai toks šiltas ir netoks stiprus. Šis spalvytė taip pat labai gražiai atrodo, ji nėra tokia blizganti kaip tos apatinės, taigi labai tiks dienos metu, taip pat ją galite drąsiai naudoti kaip dieninius šešėlius arba kaip šešėlio pagrindą prieš dažantis kitais šešėliais. Na, ši violetinė spalva iš tikrųjų duos tokį labai šaltumo efektą, taigi jei norite tokios porcelianinės damos įvaizdžio ir jei turite tikrai blyškę šviesią odą, tai nedaug šio atspalvio highlighterio uždėjus ant skruostikaulių, jis tikrai atrodys tokie skaisti. Na ir žinoma, ši spalva yra pakankamai tamsoka, todėl reikėtų rinktis tik tai tamsesnę odą turinčioms merginoms ir žinoma, šią spalvą galite taip pat padengti savo akių vokus kaip mono šešėlių arba netgi jos įdėti į mūsų akies linkį po kauliuku. Tai štai taip panaudojama šias spalvas, tačiau aš išbandžiau šią paletę visai prieš filmuojant vienu būdu, kuris man iš tiesų labai patiko ir aš šiame video būtent tai ir parodysiu. Taigi aš imu visas viršutinės 4 spalvas, visų po lygiai vienodai sumaišau jas ir pamatysit, koks natūraliai gražus ir geras highlightas gausis nuo šių spalvų. Taigi imu pūkuotą šepetėlį ir visas spalvas štai taip tolygiai prabraukus ir šiek tiek, žinoma, produkto
nuėmus ant rankos, kad iš karto negautumėt labai stipraus blizgesio, nes produktai tikrai yra gerai pigmentuoti ir tas blizgutis tikrai, tas spindesys yra tikrai stiprus, todėl geriau po truputėlį sukurti norimą efektą, negu iš karto užsidėti labai daug. Tai štai taip, ant skruostikaulių, tokia lyg C formos, virš antakio. Šiek tiek per nosies centrą ir virš lūpos. Na, o dabar mažesniu šepeteliu aš paimu tos perliuko spalvos ir tikrai labai nedaug, nes ji yra itin spindinti. Uždedu virš lūpos. Šiek tiek per patį centrą nosies, vos ant galo ir žinoma ant pačių aukščiausių skruostikaulio vietų. Tai pabrėžus iškiliausias savo veido vietas, aš noriu šiek tiek sušiltinti skruostus ir duoti jiem bronzinio atspalvio, taigi imu tą vidurinę tamsiausią spalvą ir nedaug jos dedu ant pačių skruostukų obuoliukų. Tai suveiks kaip skaistalai. Kai jau pasiruošėm ir toliau keliauju prie akių makiažo, o prieš dėdama šešėlius panaudosiu baltą bazę šešėlių, kuri padės jūsų šešėliam ne tik ilgiau išsilaikyti, nesubėgti, tačiau ir spalvom daug ryškiau atsiskleisti. Taigi ant pašviesinto, pabalinto voko visos spalvos atrodys daug ryškesnės ir daug tikresnės, tokios, kaip jūs matote jau pakuotėje. Nežinot, kartais būna uždėdę ant voko ne visai tokia spalva, kokios tikėjotės. Tai nedidelį produkto kiekį aš plokščiu šepeteliu užtepu ant judančio savo voko ir gerai pasklaidau. Tai padarius keliauju prie spalvų. Čia turiu Cool Neutrals Ultimate Shadow Palette ir iš tiesų jinai turi tikrai didelį pasirinkimą spalvų, su kuriomis jūs galėsite pasidaryti tiek dieninį makiažą, tiek ir ryškesnį vakarinį. Na, dieninę spalvą šiandien palikime ir eikime prie štai šios iš pažiūros atrodančios žalios spalvos, tačiau jinai iš tiesų yra tokia ruda su žaliu atspalviu. Kai šviesa pagauna tą pigmentuką, jisai atrodo žalesnis, kai nusukat nuo šviesos, jis atrodo rudesnis. Na, iš tiesų tikrai labai graži spalva. Tai pradėkime nuo jos ir nedideliu pakankamai tankiu šepeteliu aš jos padengiu prie pat blakstienų linijos. Ta pačia spalva, tačiau pūkuotesniu šepeteliu ir nedidelė produkto dalim aš viską išsklaidau iki akies linkio. Na ir dabar imu švarų dar labiau pūkuotą, lengvesnį šepetėlį ir jo dažau štai į šią rudą spalvą ir ją dedu po kauliuku į akies linkį. Taip pat ją šiek tiek patamsinu ir patį kamputį, kad viskas gražiai susilietų. Kaip pereinamąją spalvą pasirinksiu šią smėlio ir po kauliuku įdėsiu šios švelnios, tokios visiškai tik tai pašviesinimą duodančios spalvos. Taigi tuo pačiu šepeteliu ir šita spalva padarau perėjimą, sušvelninu kraštus ir šviesios spalvos po kauliuku. Ant kauliuko, tiksliau atsiprašau. Dar truputis pagrindinės mūsų spalvos sustiprinti žalumą ant voko centro. Tiesiog tokiais prispaudžiamais tapšnojimo judesiais. Na, o apačią prabrauksiu šią tamsiai baklažaninę spalvą.
ir nedideliu pieštukiniu šepetėliu. Ir ją prasklaidysiu su ruda. Dar sekundai grįžtam prie highlighterių paletės ir šios spalvos truputėlį dedame į akies kamputį, kad labiau atsivertų žvilgsnis. Akių makiažą užbaikite tušu ir žinoma, jei norite, galite priklijuoti dirbtinės blakstienas. Kaip tai padaryti, mokiau jau buvusiame savo video, o dabar tiesiog pati pasidažau tušu. Taigi prie tokio akių makiažo galite rinktis švelnų lūpdažį arba ryškesnį blizgesį, tačiau su nedidelė spalvos pigmentacija, tiesiog idėja į tą spalvą, kurią aš jums parodysiu, arba eiti kaip aš iki galo ir susikurti tokį tikrai ryškų ir ekstravagantišką vakarinį makiažą. Ir tam aš čia turiu Soft Matte Lip Cream, štai tokios ryškios bordos spalvos, kuri vadinasi Copenhagen. Taigi visų pirma padengiu visas lūpas ją. Štai taip. O kadangi matinės lūpos jau traukiasi iš topų, aš ant viršaus uždėsiu prieš tai rodytą Butter Gloss blizgesį, kurios spalva yra Raspberry Tart ir jis suteiks truputį daugiau tokio violetinio atspalvio ir žinoma drėgnumo lūpom. Štai toks yra galutinis šio makiažo variantas. Na ir šnekant bendrai apie NYX kosmetiką, tai atsižvelgiant į kainą, ji iš tiesų yra kokybiška ir man patiko su ja dirbti, todėl rekomenduoju pabandyti ir jums.